Norima dar griežčiau kontroliuoti viešumoje pasirodančius neblaivius asmenis. Baudos tokiems išaugtų iki 250 eurų. Alkoholio mėgėjų laukia ir daugiau sankcijų. Naujoji šalies valdžia tęsia jų vadinamą visuomenės išblaivinimo projektą. Naujausias siūlymas uždrausti viešoje vietoje pasirodyti net šiek tiek neblaiviam. Tai reiškia asmenims, kuriems nustatomas 0,41 promilių girtumas. Baudos šiems siektų nebe nuo 14 iki 90 eurų, o nuo 140 iki 240 eurų. Už blaivę visuomenę kovojantis klaipėdiečiai tokią iniciatyvą sveikina. Kalba eina apie vaikus, kalba eina apie tai, kokie pavyzdį matys aplinkui. Ir jeigu mes kartais stebime, žinot, dėl ko vaikai keikiasi, dėl ko vaikai rūko, dėl ko vaikai geria, dėl to, kad jie mato pavyzdį aplinkui. Mes, pavyzdžiui, tabako reklamos neturime 17 metų, ar ne, bet vaikai rūko. Mes keiksmažodžių reklamos jokios neturim, bet vaikai keikiasi kas antras žodis. Kodėl jie keikiasi? Nes jie išmoksta vienas iš kitų. Žinot, psichologai turi tą žodį specifinį, vadinasi, konformizmas. Aš elgiuosi taip, kaip elgiasi dauguma. Na, viskas labai paprastai. Ir mūsų jaunimą dabar reikia labai saugoti nuo šito viso pavyzdžio, kad jaunimas matytų, kad galima linksmintis negeriant. Pašnekovo teigimu, alkoholio viešumoje vartojimo draudimo apstu ir užsienio šalise. Vyras pateikia aibę pavyzdžių, kaip mūsuose nusistovėjusios normos kitose šalyse liktų mažiausiai nesuprastos. Daugelis mūsų visuomenės nesupranta šitos problemos. Ką tai reiškia? Tai reiškia, dabar Lietuvos ekonomika kas palaiko? Žmonės, kurie gimė 60, 70, 80, na ir 90 metais, kurie dabar moka mokesčius, jų paauglystėje, vaikystėje nebuvo jokių miksų, jokių sidrų, jokių reklamų, plus paauglystėje Gorbačiovo metus įžengė, kai iš vis nieko nebuvo ir dabar iš esmės nesupranta visuomenė tos problemos. Stebėkim save, kaip mes elgiamės. Tokioje Amerikoje, tokioje Švedijoje, pavyzdžiui, griežtai yra draudžiama prie vaikų vartoti. Griežtai, jeigu jūs, pavyzdžiui, prie vaikų vartosit, jums vaikus atims. Pavyzdžiui, jeigu jūs ateisit į kokį restoraną Amerikoje su vaikais ir užsisakysite vyno, jums sakys padavėjas, baikit, jūs ką juokaujat, jūsų vaikai šalia. Taip pat čia yra labai svarbus efektas. Pavyzdys yra viskas. Tai jo girtaujantis viešumoje asmenys didelę problemą pripažįsta ir policijos pareigūnai. Jie net kelias tokių žmonių grupės išskiria. Vis dėlto pripažįstama, jog dažniausiai apsvaigę po miestą šlaistosi asocialūs asmenys, o tokių pažaboti kol kas nėra kaip. Problema jinai atsiranda savaitgaliais, kada žmonės atsipalaiduoja ir pradeda šventinius renginius lankyti. Taip pat mums praneša gyventojai, kai jie netenka ramybės dėl tokių asmenų, kurie vakarais arba vėlai naktį padauginę, sakykime, alkoholinių gėrimų sukelia triukšmą būtent rimties metu. Ir didžiausia bėda tai yra su tais asmenimis, kurios galėtume įvardinti kaip asocialūs asmenys, kurie neturi gyvenamosios vietos, kurių nepriima nakvynės namai ir kuriems, pagrindinis, sakykime, išsigelbėjimas turbūt yra policijos įstaiga, kurioje gali praleisti šiltai vakarą. Ar reikia taikyti didesnės baudas neblaiviems bei griežtinti promilių ribą, klaipėdiečių nuomonės išsiskyrė. Žinot, kaip yra, aš laikausi tos taisyklės, moki gerti ir gulėk lovai, o niekur neik. Čia, žinot, taip jau, čia yra tokia, taip turėtų būti. Žinot, išgėręs čia ne vieta. Ir vaikai mato, ir žmonės mato, ir kyla pagunda ir susipešti, ir susimušti, ir priekabį ieškoti, o to nereikia. Durnystė, mano manė. Kodėl? Tai 0,4, tai čia normaliai, kaip sakant, negirtis. Galbūt ir reikia, todėl kokį pavyzdį jūs vaikams rodat. Čia dėl tokį pavyzdį. Ir daugiau sportuoti, aišku, reikia, negu gerti. Remintis Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, kiekvienas lietuvis per metus išgeria beveik 18 litrų gryno alkoholio. Pagal šį rodiklį Europoje Lietuva pirma, antra Baltarusija, trečia Moldova. Labą rytą, kylam, čia, nemiegam.